Ką tik baigėsi A lygos didysis finalas. Rolandai, kokios nuotaikos? Aš galvoju, kad tikėjomės mes laimėti tą finalą. Aišku, komanda iš Vilniaus universiteto Medėja tikrai susistiprino prieš playoffus. Žinom, kad bus sunku ir lauks tikrai sunkios rungtynės. Bet yra labai paprastai. Kaip treniravomės, toks rezultatas. Viskas. Apibendrinus sezoną, ar esat nusivylę rezultatu ir vis dėlto patenkinti? Antra vieta tokiam stipriam turnyre nėra taip ir blogai, kaip jūs galvojate? Turnyras tikrai labai stiprus, kaip mėgėjų, o rezultatas yra tragedija. Aš sakau taip, kaip yra, nes nėra ką čia išvedinėti. Sveikinu komandą užėmusią pirmą vietą, jie to nusipelnė. Mes šiandien dieną buvom silpnesni. Pasikartosiu. Kaip treniravomės, taip ir žaidėm. Ir tokią vietą gavom. Viskas. Apie pačio ateities planus, tavo pirmas sezonas čia A lygoje mėgėjų krepšinį. Ar planuoji sekančiam dalyvauti žaisti galbūt už kitą komandą ar už šitą komandą? Kokios mintis pas patį apie ateitį? Pas mus labai puikus kolektyvas. Oro navigacijos komandai tikrai Ramūnas padarė, mūsų vadovas klubo padarė tikrai puikų darbą. Tikrai, kaip aš minėjau, labai geras kolektyvas, bet žiūrėsim. Reikia pasitreniruoti, reikia padirbti ir reikia truputį profesionaliau viską pažiūrėti. Nes to, kad susirenkam kas iš ofisų, kas po darbų ir ateinam pažaisim krepšinį prieš labiau treniruotas komandas, labiau organizuotas komandas, atletiškesnės komandas yra tikrai sunku. Ir to kažkokios tai patirties ar to individualaus meistriškumo tikrai jau, kaip matėm, ir čia plus yra vienos rungtynės. Jeigu būtų serija, gal būtų kažkoks kitoks rezultatas. Aš minėjau prieš playoffus, kad jeigu bus serija, mes turim daugiau šansų. Jeigu bus vienos rungtynės yra abiejų varžovų galimybės lygios. Taip kad žiūrėsim, kaip bus kitais metais. Kažkokią žinutę gal komandai, ar kad susijimtų, ar apskritai, ar galbūt nori padėkoti, pasveikinti kažką. Paskutinis, baigėsi sezonas komandai. Tikrai noriu padėkoti savo komandos draugam. Sakau, tikrai geras kolektyvas už tikrai gerą praleistą laiką. Gaila, kad, sakau, nevainikavom pergalę, nevainikavom iškovoto pirmą vietą, bet, sakau, padarykim išvadas, o dabar yra laikas poilsiui.